labai tokia dažna ir, kaip sakyčiau, net įvardyčiau gal patogi. Yra, kaip sakyti, frazė pateisinti save greičiau turbūt dėl to. Ar bijant kažką keisti, tai yra, kad man kažkas kiša mintis, man kažkas primetė programas, man kažkas padarė tą, man kažkas padarė aną, man kažkas ten dūrė į paširdžius, ne, ten gal man ten, ta prasme, vis kažkas padarė, ne, ir tarkim, tai parodo tai, kad aš leidžiu su savimi tai daryti. Tai jeigu aš leidžiu daryti tai gal tada galim pakeisti ir pasakyti stop ir neleisti to daryti, arba tiesiog pagalvoti, ką aš norėčiau kitą gal, ne, gauti, gal aš norėčiau gauti daugiau meilės į save, gal daugiau šilumos, gal daugiau gražių palinkėjimų, dėkingumo ar kažko kito. Tai vadinasi, irgi susimastyti reikia, kodėl ir kokioj aš energijoje esu, kad pritraukiu į save va tuos negatyvius dalykus, kuriuos aš pastebiu. Ir kitas dalykas, vadinasi, aš dėmesį irgi laikau tik tai tuose, ne, aš nepastebiu nieko, kas gražaus vyksta mano gyvenime. Nors dažniausiai žmogus, aišku, pasakys, kad aš pastebiu, bet kažkodėl kalba tas žmogus tik tai apie tai, kas yra negatyvu. Tai va, tai vis tiek viskas veda į tai, kad viskas yra mumyse, ne? Kokią energiją mes, kaip sakyti, generuojam savo viduje, kokiomis mintimis, kokiais žodžiais gyvenam, ne, veiksmais, tą ir pritraukiam į save. Ir tikrai nėra aplinkui kaltų. Jeigu juos norim surasti, tai pirmiausia, tą kaltininką reikia rasti savo viduje.